Pirmąją pergalę jo karjerai, na, puikiai suprantame, ką tai reiškia Samueliui Molinai. Ir tai, kai jis pademonstravo šiandieną čia, tai buvo neįtikėtina jo darbas. Tai, ką mes pamatėme visus 12 raundų, tai yra tikrai fantastiškas boksas ir nežinau, ar mes kažką gražesnio galėjome pamatyti šiandien. Tai yra pergalingas boksas, tai yra boksas, kuris jį gali nuvesti į pačias didžiausias, pačias plačiausias aukštumas. Egidijus Kavaliauskas bet kokiu atveju čia Lietuvos kovinio sporto gerbėjams padovanojo šventę, padovanojo tokį reginį, kurio mes norėjome, padovanojo tokį reginį, apie kurį kalbėsime dar ilgai. Tai yra šio sporto grožis, tai yra 12 raundų aukščiausio lygio profesionalaus bokso ir tai yra 2 elitiniai kovotojai. Ką reiškia jiems ši kova jūs dabar? Jūs dabar matote prieš savo akis. Visą širdį paliko Samuelis Molina, jeigu kovos metu atrodė ne tik tai širdį, bet ir sielą ir viską. Dabar atidavė emocijas, tiesiog paleido viskas, kas buvo susikaupę, kiek tai kainavo tie 12 raundų, viską dabar Samuelis Molina tiesiog paliko. Jų tėmė į 15 ringe. Diržas jau ringe. Netrukus oficialiai bus paskelbtas šios kovos nugalėtojas. Čia ir Molinos treneris padėkoja Egidijui Kavaliauskui už kovą, greičiausiai pasako ir kelis komplimentus. Bet kokiu atveju labai smagu, kad čia, Kaune, čia Lietuvoje mes išvystame aukščiausio lygio varžovą atvežtą Egidijui Kavaliauskui. Išvystame kovą, kuri papuoštų bet kurį bokso turnyrą, bet kurį kovinio sporto renginį. O dabar dėmesys į ringą. The scores are in. And the scores are 115-114 Molina. 115-113 Kavaliauskas. 115-113 Kavaliauskas, winner by majority. Egidijus Kavaliauskas, as he receives the ABU welterweight title as well as WBC. Egidijus Kavaliauskas yra skelbiamas kovos laimėtoju. Nustebęs yra Samuelis Molina. Čempiono diržai ant Kavaliausko pečių. Vat ir prisikalbėjome. Vat ir kalbėjome apie... Vat ir prisiverkė Molina. ABU pusvidutinio svorio čempionas ir WBC diržo dėl šlovės turėtojas Egidijus Kavaliauskas. Egidijau, ką norėtum pasakyti Kauno publikai iškart po kovos? Ačiū, Kaunas, labai ačiū. Reikėjo jūsų palaikymo, girdėjau visų šūksnius. Ačiū jums. Kaip jautėsi tom akimirkom ir dabar tokia akimirka,
kai visa arena ant savo kojų, kai skamba Lietuvos himnas, kai tavo ranka kyla į viršų? Smagu, nesu patenkintas taip, kaip kova klostėsi. Galvos smūgiai į vieną antakį, tada į kitą antakį, tada į nosį. Referiui sakiau, vis kartojau, su galva lenda. Nu toks nešvari kova gavosi, ne taip, kaip turėjo būti. A message for international audiences now. Thank you for everyone for support. I know they're not happy, but Molina was just running, tried to avoid the fight. I was making pressure. I know I did good. I know I won the fight. Ar dar tave matysim šitam ringe Kaune? Reikia klausti dėmėjai Viktoro. Viktorai, ar matysim? Viktoras nedrąsiai linksi, o ar nori pamatyti dar čia Egidijų? Žalgirio arena! Man atrodo, mes turim sprendimą. Samuel, you want a word? Everything, no. No the winning. Me, winner. Everything, no. Todo el mundo lo sabe, he ganado yo. Sinceramente, no me bucheéis. Es la realidad. Esto es boxeo. Puedo ganar o puedo perder. Si pierdo, lo admito. Pero he ganado. Y todos lo saben. Tú lo sabes, tú lo sabes. Todo el mundo lo sabe. He ganado. Daug reiks vers paskui. Esto es una vergüenza para el boxeo. Visi žino, kad aš laimėjau, aš tam stengiaus, tikrai čia yra melas, gal ne taip suskaičiuota, gal kažkas kitaip. Mano žiniomis skaičiuota buvo kruopščiai ir mano rankose yra oficialūs rezultatai. Žalgirio arena, dar kartą jūsų aplodismentai, IBU pusvidutinio svorio čempionas, WBC diržo dėl šlovės turėtojas, Egidijus Main Machine Kavaliauskas. Pasimatysime sausio 31 dieną Vilniuje ir vasario 21 čia Kaune Žalgirio arenoje. Prisipažinsime, mūsų skaičiavimai irgi buvo kiek kitokie, bet teisėjai skaičiavo kiekvieną smūgį, skaičiavo kiekvieną epizodą ir jie įžvelgė Egidijaus Kavaliausko pergalę, kaip pats lietuvis kalbėjo, aš spaudžiau, varžovas traukėsi, aš dariau spaudimą, aš dariau įtaką. Ir vau, kiek emocijų, tik paskutiniam gongui nuskambėjus emocijas matėme emocijas ir čempioną paskelbus. Na, pažiūrėsime, kur visą tai nuves, galbūt mes matysime dar vieną fantastišką bokso dvikovą ir revanšą tarp Molinos ir Kavaliausko. Pažiūrėsime, kur tai nuves Egidijų Kavaliauską. Ir čia galbūt nutiko tai, kad Samuelis Molina pats savo tikėjimu pardavė visiems, kad jis laimėjo, prigavo labai daugelį. O nugalėtojai paskelbtas Egidijus Kavaliauskas, sveikinimai jam, sveikinimai visai Lietuvai su šia iškovota pergalė. Su jumis buvo Mantas Stankevičius, Tautvydas Kubilius. Gero vakaro ir iki kitų kartų. Iki.